25 metų mokytojo etnokultūros puoselėtojo vardu Vaidai Galinskienei. Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojai, lietuvių kalbos ir literatūros ir retorikos mokytojai už reikšmingą veiklą etnokultūros ugdymo srityje. Ir matau, kaip iš sceną kyla Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkė Daiva Žebelienė, o mūsų svečių rankose yra mažosios Lietuvos vėliava. Tokia širdžiai miela, širdžiai artima. Paprastai vėliavos yra įdėgiamas už ypatingus nuopelnus. Taip? Kaip ir olimpiniai čempionai ir prizininkai, jie visada apsigaubę vėliavą, kuri yra jiems brangi. Dar aš norėčiau pasakyti, kad, matot, turim dėžę. Tai negalvokit, kad čia kažkas vienas. Ir Vaidą sveikina visas regionas, visos regiono kultūros įstaigos. Tai ten toks lauknešėlis iš visų kultūros įstaigų, kurios priklauso etninės kultūros globos tarybai. Taip, kad tai yra tiesiog padėka, viso regiono padėka jūsų žmogui. Prašau, gerbiamas mere. Tai išties, miela Vaida, pelnytas apdovanojimas. Aš dar pridėsiu, jūs tikrai esate mažosios Lietuvos etnografinio regiono etninės kultūros veidrodis. Mes didžiuojamės jumis ir dar paplojam visi draugiškai. Aš tik prisidėsiu prie visų sveikinimų išties, Vaida. Žinant pačią, tai esi pati verčiausia šitos nominacijos. Aš tikiuosi sveikinu. Gerbiama Vaida, aš matau, kaip ir pirmosios gimnazijos direktorė dabar irgi skuba, čiupkite į glėbį Vaidą, teikite tas gėlės, aišku, patys geriausi, rimčiausi palinkėjimai iš savos mokyklos. Aš labai trumpai, namiškiai Vaida tave sveikina, gerbia, myli, didžiuojasi tavimi. Mes, tai Šilutės pirmoji gimnazija, kodas ŠPD. Miela mokytoja, aš turiu teisę taip kreiptis į ją, kadangi aš buvau jos mokinys. Tai miela mokytoja, ateina metas jūs pakviesti prie mikrofono. Aš žinau, puikiai žinau, kad jūs galite kalbėti taip pat ilgai kaip ir aš. Bet kadangi mūsų laukia labai ilgas, prasmingas, fainas renginys, ką norit pasakyti, taip nuo dūšios visiems čia esantį. Nes čia nėra atsitiktinių žmonių. Ateina dar mano Ramytė. Nu jo, gerbiama Vaida. Tai dabar mes pradėsime visus kviesti. Renginys tęsiasi labai ilgai, lakoniškai, greitai. Ramytė, prašom. Džiaugiamės ir didžiuojamės. Ir kaip pati Vaida sako, košns paukštis savišką gėdą. Tai Vaidelė, sėkmės tau. Ačiū labai, kad daliniesi su Ramyte, su vaikais, su mumis visais. Mylim, džiaugiamės, didžiuojamės ir sėkmės! Bet žinoma, bučkiai, ir matau, kaip ir Indrė pasiruošusi griebti glėbį, kada tik tai Vaida nusileis nuo scenos. Prašau, Vaida. Tai laba diena, mėly kolegos. Pirmiausia, su mūsų gražia darbo švente. Darbo, kurio rezultatus matom po 50 ir kelių dešimčių metų, kai užaugę mokiniai kažką gražaus pasako, tai aš tik noriu palinkėti, kad tų gerų, gražių dėkingumo žodžių būtų kuo dažniau ir iš kolegų, iš administracijos. Šiandien direktorė sako, kad myli. Ir iš mokinių, ir iš tėvų, ir iš savo artimųjų.
Na, o kadangi jaučiu, kad vis dėlto užlipau jau paskutinį kartą apdovanojimams, tai lenkiu pirštus, kam norėčiau dėkoti. Bet labai trumpai ir greitai. Pirmiausia, savo tėvams, kad atvažiavo į Pamarį ir ten aš gimiau. Toliau savo tantėms ir runkuliams, iš kurių išmokau kalbą ir susėmiau jų visą, gal dalį gyvenimiškos patirties. Toliau broliui Romualdui, kuris prisiviliojo į Šilutę, nes man Šilutė buvo labai šalta ir negraži. Savo vyrui, kuris čia prirakino, prikaustė ir jis juokaudamas sako, gal kada nors po mirties kas nors ten už Šojaus paminklo gale įrašys ir mano pavardę, kad aš tave čia atvežiau. Taip, dėkoju savo dukroms, kurios daugybę metų man kalė, kad gražiausias pasaulyje miestas yra Šilutė ir įkalė. Toliau dėkoju Ramytei. Ramytė buvo tas kalnelis, ant kurio pasilipus aš buvau matoma. Jeigu ne Ramytė, manęs nebūtų tiek pamatę. Taip, toliau dėkoju komisijai, kuri skaičiavo tos darbus ir patikėjo, kad jie yra prasmingi. Dėkoju savo mokiniams, va ir čia, ir matau, mano Indrė yra, ir kiti, ir tvirtai tikiu, kad tą tarmę jie bent po keletą žodžių, bet kurioj vietoj pasakys keli žodžius plionai pakalbėdami. Ir dėkoju savo gimnazijai, kur tikrai aš visą laiką suskatinimą ir patikėkit, ne tik šiandien, bet visada labai mylima, ten yra žiauriai gerai dirbti. Ir jums visiems, ačiū labai. Dėkoju Vaidai, nuo dabar Vaida tiesiu taikymu patenka į glėbį savo draugų, savo bičiulių. Aš matau, kaip ir Indrė jos laukia. Taip, Vaida leidžiasi nuo scenos, patenka į Indrės glėbį. Na, iš tiesų, Indrės Kablauskaitė tai yra ta puoselėtoja ir pasiekėja. Ir dar mano dukters glėbį pasirodo, jinai yra čia. Fantastika. Nieko nėra maloniau.